Labadiena, pradedame sveikatos patarimų laidą Sveikatos IQ. Aš esu Toma Kumžienė, laidos vedėja. Na ir šiandien kalbėsime apie intymę gimnastiką. Ir su mumis diplomuota intymios gimnastikos instruktorė Elina Kolesnikova. Labadiena, Elina. Labadiena, Toma. Ačiū, kad atvykote į laidą. Ir, pirmas klausimas turbūt apskritai, kas yra ta intymi gimnastika ir kam jinai reikalinga? Gerai, tai intymi gimnastika visų pirma tai yra kompleksiška treniruočių metodika, apimanti darbą ne tik su intymia sritimi ar kažkuria sritimi, bet su visų kūnu kompleksiškai. Tačiau jos tikslas yra atstatyti dubens dugno raumenis, juos sustiprinti ir palaikyti. Nes apie šiuos raumenis mažai vis dar yra visuomenėje kalbama, nors jie yra lygiai tokie patys svarbus kaip ir kitos raumenų grupės, kaip pilvas, sėdmenis ir ypatingai moters gyvenime dubens dugnas atlieka labai svarbią rolę. Ir kaip juos stiprinti tos raumenis, nuo ko reikėtų pradėti, tarkim, žmogus dabar klausosi moteris ir galvoja, iš tiesų, kas tai yra? Tai aš truputėlį dar galbūt pademonstruosiu, kas tai yra, kad būtų aiškiau visiems. Tai dubens dugną be abejo turi ir vyrai, ir moteris, bet šiandien mes kalbame apie moters sveikatą ir truputėlį, kad būtų aiškiau, tai dubens dugnas randasi mūsų dubenyje, tarpvietėje ir pagrindinė funkcija, pradėčiau nuo to, dubens dugno yra palaikyti mūsų vidaus organus atitinkamai padėti. Nuo organų padėties mes kalbam šiuo atveju apie mažojo dubens organus - gimda, kiaušidės, makštis, toliau eina šlapimo pūslė, žarnynas. Šie organai tam, kad jie funkcionuotų gerai, kad moters lytinė funkcija būtų tvarkinga, kad jinai galėtų sėkmingai pastoti, susilaukti vaikelį, išnešioti, pagimdyti ir atsistatyti, nepagavus labai daug visokių problemų su sveikata. Šitie organai turi būti savo vietose ir gerai funkcionuoti. Tai už jų padėtį, už jų funkcionavimą ir kraujotaką atsako būtent dubens dugnas. Dėl tos priežasties jį labai svarbu palaikyti ir stiprinti. Tai klausimas buvo kaip, kokiu būdu, ne? Taip. Tai yra darbas pirmiausia prasideda nuo kvėpavimo, nes pagrindinis priešas mūsų dubens dugnui yra pakilęs vidaus organų spaudimas. Tai yra tas spaudimas, kurį kelia organai ir pilvo ertmės sienelės į dubens dugną. Pavyzdžiui, kai mes čiaudėm, kostėm, kai mes šokinėjom, kai mes keliam kažkokį svorį, mes galim pajausti, kad atsiranda toksai čia stangrinimasis, tarsi stumimas. Tai tai ir yra tas pakilęs vidaus organų spaudimas. Jis mūsų aplanko visuomet per dieną keletą kartų, nes vis tiek reikia nusičiaudyti, kažką pakelt, kažką panešti, pastumti ir panašiai. Tai dėl tos priežasties, kadangi tai kenkia labai mūsų dubens dugnui, labai svarbu pradėti darbą nuo kvėpavimo, atstatyti kvėpavimą ir išmokti kvėpuoti taip, su diafragma, jau girdėjom visi, tą diafragminį kvėpavimą, tai yra pagrindas ir bazė. Laikysena koreguoti taip pat yra labai svarbu, nes jeigu šitie dalykai nėra sureguliuoti, žmogus turi tą laikyseną, kaip mes 21 amžiaus žmonės mėgstam, į telefonus, į kompiuterius, kvėpuojam paviršutiniškai krūtinę. Mūsų pilvas yra įtemptas, dar vienas įprotis moterų, kuris labai kenkia intymiai sveikatai. Nes tarsi norisi, kad jo nebūtų, kad jo kuo mažiau matytųsi. Būtent, bet mes nesuvokdamos, mes rūpinomės estetiniu grožiu, bet kenkiam savo gimdai, savo intymiems raumenims ir aplamai turim labai daug bėdų ginekologinių dėl tos priežasties. Tai būtent dėl to labai svarbu pradėti rūpintis ir dirbti su kvėpavimu, su laikysena, o tada jau stiprinti specialiais pratimais dubens dugną. Ar tų pratimų būtina eiti mokytis, kreiptis į specialistą, ar vis dėlto yra bent keletas pratimų, kuriuos gali moteris tiesiog išgirdusi pabandyti padaryti pati? Labai geras klausimas. Ir čia yra toks niuansas. Aš pasidalinsiu, ką žinau ir apie ką kalbuosi su moterimis. Iš esmės, daryti šios pratimus nėra sunku ir greičiausiai moteris, kuri lankėsi pas ginekologą, kuri laukėsi kada nors, jinai tikriausiai girdėjo žodį darykit Kegelio pratimus, rekomenduojam stiprinti dubens dugną, nes ginekologai dažniausiai tai pasako, nes tai yra pirmas dalykas, svarbiausias, kuris padeda palaikyti šitą sritį. Tačiau visas niuansas yra tame, kad šitų raumenų mes nematom. Mūsų
akis jų nemato, mūsų smegenys jų nemato. Ir taisyklingai juos įtraukti ir paleisti, daryti tos veiksmus, kurių nėra labai daug, tų pratimų nėra begalė visokiausių variacijų. Tai yra realiai izoliuotas valdymas raumens. Įtraukti, paleisti. Bet tas dalykas ne visada gaunasi moterims. Ir pasak daugelių statistikų ir tyrimų atliktų, moteris, kuris savarankiškai tai bando atlikti, jinai, apie 70% moterų daro priešingą veiksmą. Vietoj įtraukimo į vidų raumens, jos pradeda stumti ir daryti priešingą veiksmą, kuris dar labiau kenkia moters sveikatai. Dėl tos priežasties aš rekomenduoju kreiptis į specialistus, su to dirba kineziterapeutai, su to dirba kai kurie ginekologai ir vis daugiau atsiranda žmonių, kurie būtent specializuojasi į intimę sveikatą, kurie vadinami intymios gimnastikos instruktoriai, treneriai. Tai yra labai vertinga investicija, vieną kartą išmokti, tam, kad išvengtum klaidų ir žinotum tiksliai, kaip reikia daryti tuos pratimus. Pradėjote nuo Kėgelio pratimų. Šitie turbūt tikrai yra girdėti, bent jau girdėti kiekvienam. Ir žinau, kad jūs galite parodyti ir kitokių būdų, ar ne? Kaip tam tikromis priemonėmis netgi galima savo padėti, ar ne? Taip. Nes matot, lengviausias tas pratimas Kėgelio vadinamieji, nors iš tiesų pats gydytojas Arnoldas Kėgelis, jis nebuvo sukūręs pačių pratimų. Tie pratimai, jie buvo žinomi dar prieš jam gimstant, toli. Jie buvo aprašomi net prieš, man atrodo, 2000 metus senosiuose traktatuose, ypač iš rytų kilusių. Tai pratimai dubens dugnui, jie yra labai seniai ir intymi gimnastika tai nėra kažkokia naujiena. Taip, Lietuvoje tai yra naujas dalykas. Tai čia Kėgelis toks kaip geras marketingistas, viską susistemino ir labai gerai išpopuliarino. Tai būtent, nes iš esmės jis sukūrė pirmąjį treniruoklį, kuris teikia biologinį grįžtamą ryšį. Nes kaip jau minėjau, kadangi mes nematom šitų raumenukų, moteriai savarankiškai yra beprotų sunku suprasti, ar darau taisyklingai. Aš nuolatos konsultuoju moteris ir kalbuosi su jom. Ir daug kas dalinasi, sako, kad aš bandžiau, bet negavau rezultatų. Arba bandžiau, bet pamečiau, nes tiesiog nesupratau, kaip daryti taisyklingai. Ir aš pati irgi, kai pradėjau šitą kelią, dar prieš pastuojant, girdėjau, kad reikia ir dėl seksualinio gyvenimo reikia. Ir aš mėginau ir aš tikrai žinau, kad didelis chaosas, informacijos daug, jinai kontraindikuojanti ir tu nežinai, nuo ko pradėti. Tai realiai geriausias, mano nuomonė, būdas yra pasitelkti į treniruoklį, į įrankį, kuris leis tau matyti aiškiai, ar darai klaidą ar ne, ar darai taisyklingai ar ne. Tai pavyzdžiui, mano atstovaujamoje metodikoje, pagal kurią aš dirbu, yra treniruoklis, kuris vadinasi lazerinis treniruoklis. Jis eina, čia komplektas toksai, eina moteriai 2 dydžių treniruoklį. Ir kiekviena gali pasirinkti savo atitinkamą dydį. Mažesnis dažniausiai tinkamas moterims negimdžiusioms, bet ne visada. Po gimdymo rekomenduojama pradėti nuo didesnių, nes jį bus lengviau išlaikyti. Ta treniruoklį mes dedam į makštį ir kamuoliukas laikosi ant būtent dubens dugno raumenų. Tai jo tolin neįkiši, nes jis vis tiek nusileis ant dubens dugno. Ir toliau čia nieko nebūtų ypatingo su to treniruokliu ir jis atrodytų lygiai taip pat, kaip parduodami vaginaliniai kamuoliukai, galbūt teko girdėti, arba nefrito kiaušinį, bet jis turi tokią lazdelę ir lazeriuką, kuris projektuoja tašką ant sienos, ne? Ir tokiu būdu moteris atsistojus priešais sieną gali matyti, projektuoti tašką ir matyti realią būseną savo dubens dugno. Ir tai yra didelis išgelbėjimas, nes po vienos tokios treniruotės mūsų smegenyse susidaruoja reikalingi neurono ryšiai ir mes suprantam aiškiai, ką reiškia atpalaiduotas raumuo, ką reiškia įtrauktas ir galim stebėti tą progresą. Nes dirbant su dubens dugno raumenimis svarbus 2 dalykai. Realiai 3 net. Pirmas yra įtraukimo gylis, kurį galima išlavinti. Vat kaip vadinamieji Kėgelio pratimai, tai dažniausiai tai yra paviršiniai sluoksniai. Tik išangė, traukiu, paleidžiu. Bet dubens dugnas yra kur kas daugiau. Tai yra blokas raumenų, kuris eina iki kryžkaulio. Tai va tą sugebėti visą tą tokį keliamąjį raumenį kaip liftą pakelti, padeda būtent matymas, suvokimas, tada kitas yra jėgos, ištvermės raumens. Kad ne tik galiu įtraukti, bet galiu įtraukti ir laikyti. Toks statinis sulaikymas. Na ir žinoma, kitas labai svarbus dalykas - atpalaidavimas raumens. Nes daug moterų ateina su prašymu, kaip ir girdėjau, kad reikia stiprinti, bet toli gražu ne visoms reikia stiprinti. Yra tokios kitos būklės, spazmas, hipertonusas raumenų, kuomet raumuo lygiai toks pat yra nefunkcionalus, nes jis yra sutrauktas, suspazmuotas, kietas ir jame
prateka kraujas pakankamai. Čia gal tie atvejai, kada būna ir skausmingi lytiniai santykiai, kada yra pernelyg įsitempę? Taip. Gali būti vienas iš tų požymių būtent ir yra skausmingi santykiai lytiniai. Skausmingos menstruacijos irgi gali būti susietos su raumenų hipertonusu. Taip pat net grybelių formavimasis. Dažnas toksai, kad ten, po kiekvieno, tarkim, lytinio akto jau kažkoks uždegimas atsiranda, ne? Arba šlapimo tokų uždegimai, jie irgi yra siejami su spazmu raumenų. O spazmas gali susiformuoti kiek ir dėl streso, dėl psichosomatikos, tiek ir dėl traumų kažkokių patirtų, invazinių būdų, po operacijų, po gimdymo ir net ginekologo apžiūros metu. Tai yra labai tokia subtili vieta, labai jautri vieta. Ar galėtumėm dar kartą grįžti prie treniruoklio ir norėčiau, kad dar paaiškintumėt, kaip iš tiesų, į ką atkreipti dėmesį į tą lazerio šviesą. Jūs sakėt, kad būtent tas spindulys ir parodo, ar teisingai pratimas atliekamas ar ne. Taip, žinoma. Tai tam mums reikalingas koks nors tolygus paviršius. Gerai, bandykim mano sąsiuvinį ir taip, įsivaizduokim, kad čia yra siena. Taip, ir įsivaizduokim, kad moteris atsistoja, aišku, suformuoja savo neutralią laikyseną taisyklingą, nesikūprinam, neišsiriečiam stipriai, dubuo neutralioje pozicijoje ir taškas atsiras kažkurioje vietoje. Ir tuomet pirmas išbandymas būtų pradėti kvėpuoti pilvu ir stebėti tašką. Taškas natūralu, kaip dabar jis dreba, nes aš kalbu, taip ir jis tenais dreba, nes mes esam gyvos būtybės, negalim ten statiškai laikyti to taško. Bet esmė ta, kad pradėjus kvėpuoti, mes jau iš karto galim atpažinti, ar kvėpuojam gerai ir nekeliam kenksmingo vidaus organų spaudimo, ar visgi mūsų taškas va taip pat makalojasi ir tai rodo, kad su kiekvienu iškvėpimu aš truputėlį stumiu ir gaunasi, kad aš stumiu savo organus žemyn. Tai yra pasiekmė to yra šlapimo nelaikymas, hemorojus ir gimdos net nusileidimas, kuris šiaip yra diagnozuojamas jau pakankamai daug moterims, ypač jau prie klimakso amžiuje. Tai va, pirmą mes išmokstam taisyklingai kvėpuoti, ne? Ir tada, kai darom taisyklingą veiksmą, įtraukiam raumenis, aš ranką demonstruoju tą įtraukimą, taškelis mums turi nusileisti. Čia iš karto mes irgi galim atpažinti, ar visgi darom taisyklingą įtraukimą, ar visgi moteris vietoj įtraukimo kol kas nesugeba to suvaldyti, sukontroliuoti ir stumia raumenis lauk, kaip tik daro tą stumimą iš pilvo raumenų. Ne? Kitas dalykas, vėlgi, kai nusileidžia, reiškia įtraukiam, atpalaiduoja. Ar taškas gražiai tolygiai grįžta į atsipalaidavimo vietą, nes įsivaizduokit, kad viršus yra atsipalaidavimas, apačia yra įtraukimas, įtraukta būsena. Tokiu būdu labai greitai galima pagauti ir suvokti, kada raumuo gerai funkcionuoja. Pilnavertiškai įsitraukia, pilnavertiškai atsipalaiduoja. Būtent taip turi funkcionuoti sveikas raumuo. Faktas, kai moteris pradeda treniruotis, kažkur būna pastrigimų, būna nesilaiko treniruoklis, būna jis slysta, bet nebūtinai dėl silpnų raumenų. Bet būtent tam ir yra skirta visa metodika ir jos efektas yra patvirtintas, nes labai daug moterų jau gavo teigiamus rezultatus ir pati metodika yra pakankamai jau senas dalykas, ne naujas reiškinys. Ir aš skaitau, kad sėkmė yra tame, kad yra technologijos, kurios leidžia pamatyti moteriai, yra biomechanikos, fiziologijos žinios, kurios yra perdodamos moteriai, kaip funkcionuoja jos kūnas ir darbas su visų kūnu. Nes vien tik stiprinti dubens dugną, jeigu kada nors ateisite pas specialistą ir jis sakys, tik ten darom pratimus, nepažvelgus, kaip jūs kvėpuojat, kaip jūs stovit, kokia jūsų laikysena, kokia jūsų diafragmos judėjimo amplitudė, žinokit, reikia bėgti nuo tokio specialisto, nes tai yra holistinis darbas su visų kūnu, su visais giliaisiais raumenimis. Na, aišku, žmonės visada nori vieno pratimuko, vieno greito sprendimo, kuris padėtų. Vyrauja toks stereotipas, kad tarsi šitas problemas reikėtų spręsti po gimdymo, kad negimdžiusios moteris tokių problemų neturi. Bet jūs kalbat ir apie negimdžiusias moteris. Taip, be abejo, iš tiesų, net sakyčiau, didžiausias mano klienčių kontingentas yra gimdžiusios moteris, kurios jau dėja susiduria su tam tikrom problemom. Vienos dažniausių yra būtent šlapimo nelaikymas, kuomet čiaudint, kostint, šokinėjant ant batuto, atsiranda nevalingai lašeliai ant apatinių. Išsiskiria šlapimo nelaikymas kažkoks atsiranda. Jo. Kitos problemos, su kuriuom jos ateina, tai yra vidurių užkietėjimas, hemorojus, sunkumas tuštintis, kartais dujų nelaikymas, na ir platumas makštyje, oras patenkantis, tas diskomfortas ir žemas jautrumas lytinių santykių būdu. Tai kadangi mes esam tokie jau žmonės, kad dažniausiai sprendžiam tada, kai jau ateina, kai prispaudžia kažkas, kai jau yra diagnozė, tarkim, kažkokia rimta, kur jau grėsia operacija, tarkim, yra nusileidimas antro laipsnio, po tada jau mes imamės visų priemonių, esam motyvuoti spręsti.
Bet tikrai turiu ir klienčių, kurios nėra gimdžiusios, kai kurios iš jų planuoja nėštumą ir tai yra iš tiesų geriausias metas pradėti stiprinti ir rūpinti savo dubens dugnu, nes tai bus investicija prieš pastojimą. Tai bus investicija į lengvesnį, sklandesnį nėštumą, į sumažintą riziką plyšti, turėti komplikacijas gimdymų metu ir lengvesnį atsistatymą po gimdymo. Viskas, kas liečia ir pilvo raumenų diastazę, prasiskyrimas, kuris atsiranda moterims ir dėl to būna kabantis pilvas ir neina niekaip jo atsikratyti, tai irgi yra susijęs su dubens dugno funkcionavimu ir sveikata. Dėl tos priežasties tikrai negalima kategorizuoti, kažkam čia yra skirta, tai yra skirta visoms moterims nuo 18 metų. O iki 18 vien dėl to, kad jos nepilnametės, ar dar viskas formuojasi ir tiesiog nereikia? Dėl to, kad formuojasi, dėl to, kad dirbama su treniruokliu ir vis tiek tai yra jau pilnamečiams skirtas prietaisas, bet iš tiesų yra klienčių, kurios dalinasi, kad turi mergaitės ir sako, aš noriu labai joms irgi perduoti tas žinias ir kažką, tai dalį pratimų tikrai galima duoti ir vaikams, nes yra daug labai fainų, smagių kvėpavimo pratimų, kurie leidžia tonizuoti pilvo raumenis, palaikyti dubens dugną, jaustis energingai. Tai tokius pratimus drąsiai galima daryti, integruoti dubens dugno raumenų įtraukimus į mankštas, į jogą, į pilatesą, į vaikų ten kokias nors praktikas sportinės. Tai yra labai geras dalykas iš tiesų ir irgi išsprendžia problemas, nes ir paauglės gali turėti ir šlapimo nelaikymo problemą, ir skausmingas menstruacijas. Bet kalbant apie tą pilnavertę metodiką ir mokymus, tai jau yra nuo 18. Paminėjot menstruacijas, tai menstruacijų skausmus taip pat gali palengvinti dubens dugno sutvarkymas? Taip, bet pirmiausia vis tiek reikia pasiaiškinti, kokia yra priežastis skausmingų menstruacijų. Kaip anksčiau buvo tikimasi ir įsivaizdavo daug moterų, kad skausmingos menstruacijos tai yra norma, tai šiais laikais visi jau mokslininkai ir ginekologai sako vienu balsu, kad tai nėra norma. Tai visada yra patologija, tai visada reiškia, kad reikia kapštyti ir ieškoti priežasties organizme. Tai pirmiausia, apsilankyti pas ginekologą ir šiaip reguliariai lankytis. Čia būtų mano irgi numeris 1 patarimas moterims neapleisti savęs, neiti, kai man viskas gerai, bet profilaktikos tikslais moterims gyvenančioms lytinį gyvenimą po gimdymo arba net negimdžiusioms vis tiek lankytis pas ginekologą bent kartą metuose, o geriausia kas pusę metų, kad stebėti tos visus dalykus. Tai kalbant apie menstruacijas, pirmą išgryninti, kokia galima ginekologinė priežastis, nes kartais tai yra susijęta su endometrioze, kartais navikas yra atsiradęs, mioma susiformavo arba cista. Tai tokiu atveju reikia spręsti su gydytoju, ką daryti. Kartais dėl hormonalinių pokyčių atsiranda tas skausmas. Yra daug visokių dalykų, tai reikia atmesti tuos dalykus, kartais kartu su jais integruoti intymią gimnastiką, bet iš esmės rezultatas visą laiką būna labai teigiamas. Tos moteris, kurias pykina iki vėmimo menstruacinės dienos, joms ateina mėnesinės praktiškai nepastebimai. Tuo aš labai džiaugiuosi ir visą laiką prašau palaikyti ir tęsti, nes vėlgi žmogaus tendencija būna tokia, kad gavau rezultatą ir apleidžiu. Žinoma. Skamba iš tikrųjų kaip toks nuostabus stebuklas menstruacijos be skausmo ar net turbūt daugeliu moterų. Intimi gimnastika, turbūt pats pavadinimas vis tiek siejasi labai su seksualumu, su, galbūt kažkokiu malonumu ar ne, ir lytiniais santykiais, normaliais, tokiais prasmingais abiems pusėms. Tai matyt, kad šitie pratimai, viena iš pagrindinių priežasčių juos daryti galėtų būti ir šios priežastis, ar ne? Viskas, kas liečia intimumą, intimius santykius, tai be abejo irgi labai priklauso nuo dubens dugno būklės, bet aš kaip pozicionuoju intimę gimnastiką vis vien, kad mes pirmą sprendžiam moters sveikatos problemas, nes seksualumą aš matau per tą prizmę būtent sveikatos. Kai moteris nesutvarkiusi savo problemų ir turi, pavyzdžiui, uždegimų, kažkokią infekciją savyje, turi kraujo užsistovėjimo simptomus, vidurių užkietėjimą, šlapimo tą patį nelaikymą, apie kokį pasitikėjimą gali būti kalba, apie kokį seksualumą. Tai pirmą mes sprendžiam intymios sveikatos problemas, o bonusų, galima sakyti, visada mes gauname aukštesnį seksualinį potraukį, moteris pradeda geisti dažniau ir daugiau, jos lytinė funkcija normalizuojasi, jinai greičiau sugeba susijaudinti, pajausti tos visus reikalingus fiziologinius procesus, daugiau lubrikacijos išsiskiria, atsiranda daugiau jautrumų, pojūčių diapazonas plečiasi ir net tos moteris, kurios dalinasi, kad joms yra sunku pasiekti orgazmą ar joms iš viso tas dalykas nėra žinomas, su intimia gimnastika netiesiogiai, nors mes ne to siekiam, bet vis tiek pastebi privalumus ir teigiamus pokyčius.
O dar smagiausia dalis, kad ir jų partneriai pastebi tai. Kiekvieną kartą, kai vedu mokymus, aš vedu ir individualius, ir grupinius, tai grupiniuose prieina prie manęs moteris ir pasidalina. Sako, įsivaizduojat, buvo vakaras su vyru ir vyras pasakė, kad pas mane ten pasikeitė kažką, sako, kitaip visai jaučiasi. Tai žinokit, kaip jos švyti iš tokio komplimento, galima sakyti. Čia turbūt labai suteikia ir pasitikėjimo savimi, čia tokias ir matyt, ir psichologinės problemas galima išspręsti. Taip, be abejo. Nes irgi mes kalbame su moterim apie pasitikėjimą savimi, kai vargina intymios problemos, apie kurias tuo labiau nėra dar įprasta taip kalbėtis ir visos nešiojasi savyje ir kiekviena tikrai galvoja, kad jinai yra vienintelė susidurinti su tuo. Ir būna aplanka gėdos jausmas, kalties. Tai kai mes kalbamės, kai mes sprendžiam tos dalykus, iš tiesų pasitikėjimas užauga. Nes nebuvimas intymių problemų, aš manau, kad tai yra apie laisvę. Tu neturi apribojimų, nes tiek mamyčių, irgi, kai bendrauju su mamom, apriboja save, negali nešioti šviesių rūbų, pavyzdžiui, negali šokinėti ant batutų su vaiku, vaikas kviečia mamą, mama nori, o mama negali. Ne dėl to, kad nenori, bet dėl to, kad tiesiog negali, nes bijo apsisisioti. Daug moterų atsisako lankyti savo mėgstamų treniruočių, zumba, oro jogą, kitus pratimus dėl to, kad oras patenka į makštį, su garsu išeina ir joms yra tiesiog nepatogu. Tai sprendžiant visą tai, be abejo, pasitikėjimas tikrai užkyla. O kiek to pasitikėjimo yra kreiptis į specialistą? Ar tai nėra vis dar tabu Lietuvoje? Kaip jūs matot, moteris? Kadangi aš sukuosi šitoj srity, man jau tikrai netrodo, kad tai yra tabu. Kartais taip, kai ateinu pirmą kartą į erdvę, kur yra daugiau moterų ir aš dalinuosi, aš matau, kad jos paraudonuoja, kad joms yra nejauku, jos negali žiūrėti akis, kai kalbamės tom temom. Bet labai dažnai po to galiausiai vis tiek ta labiausiai užsidarusi prieina. Arba aš konsultuoju nemokamai online būdu, yra 30 minučių trukmės konsultacija, tai yra didelis išsigelbėjimas, nes visų pirma tai yra individualus pokalbis, moteris atsiveria, jos mato, kad aš labai paprastai kalbu tą temą, nes suprantu, kad mes visos esam kaip sesės ir susidurim su tom pačiom problemom, nesvarbu, koks yra amžius. Ir iš tiesų kreipiasi, bijo, bet ateina iš rekomendacijų, tada išgirsta iš savų žmonių kažką ir vis dalinasi. Mane labai džiugina tendencija, kad pas mane ateina, tarkim, klientės mama, arba ten pusseserė, arba mama ir dukra mokosi vienu metu. Mane tai labai džiugina, kad visgi moteris pradeda apie tai kalbėtis ir išdrįsta spręsti tokias problemas, nenešiuoti savy. Ačiū Jums labai, nuoširdžiai dėkoju, kad atėjote į laidą, kad dalinotės patarimais ir labai praktiniais. Su mumis šiandien buvo diplomuota intymios gimnastikos instruktorė Elina Kolesnikova. O mes, laida Sveikatos IQ ir aš, Toma Kumžienė, susitiksime su Jumis jau kitą savaitę. Iki pasimatymo.